Tai esu Renata Kuleš, atstovauju Jungtinių tautų pabėgėlių agentūrai čia Lietuvoje, esu atstovė ryšiams su Lietuvos Respublikos vyriausybė ir šiuo metu mes esame čia Pabradės centre, kuriame vyksta vienas iš pasaulinės pabėgėlių savaitės renginių ir čia mes minime pasaulinę pabėgėlių dieną. Cedric. Hamayoun. Amin. Mohamed. Where are you from? Cameroon. Pakistan. Somalia. Visuomenė pagaliau pradeda suprasti, kas tie žmonės, kas tie patys pabėgėliai. It's because about the war in my country. Yeah, about the war. That's why I decided to leave the country. Your family? No more family. No more family. My family was killed. Dažnai buvo kuriamas ir dabar dar vis kai kurios visuomenės grupės kuria tokį naratyvą, kad pabėgėliai tarsi kaliniai, tarsi tai jau žmonės padarė tam tikrą nusikaltimą ir jų reikia saugotis, juos reikia izoliuoti, tačiau niekas nėra užtikrintas dėl ateities. Mes matome Ukrainos pavyzdį, kad kiekvienas iš mūsų atrodo paprastą gyvenimą gyveni, bet rytoj tu gali būti tuo pačiu pabėgėliu. Yeah, about this day it's very wonderful. It's a very peaceful day. Very happy. It's an important day for you. Yeah, it's very important because when you see so many people from different sides, from different countries, it's very good. Mūsų požiūris į mūsų kaimynus, į tuos pačius kitus gyventojus, turi keistis iš esmės. Gediminas Pocius, priėmimo ir integracijos agentūros vadovas. Šita diena yra svarbi mums visiems, kad mes nepamirštume, kad prieglobsčio, pabėgėliai, migracija yra klausimai, apie kuriuos ir dabar, ir ateityje mes vis daugiau turėsim kalbėti ir su tuo dirbti. Mes kaip agentūra šią dieną žinome, jinai visuomeniai gal nėra kol kas plačiai švenčiama, atžymima, bet manytumėm, kad dėmesį šitai kategorijai žmonių, kurie pasirinko išvykti savo kilmės šalies, reikia parodyti ir apie tai reikia kalbėti vis dažniau. Žmonės supranta, kad reikia pagelbėti tiem žmonėm, kurie bėga nuo karo, persekiojimo ir smurto, bet taip pat visgi raginčiau visus pagalvoti ir padaryti tinkamą pasirinkimą tarp empatijos ir apatijos. Mums labai gerai žinoma taip pat, koks svarbus yra pasirinkimas tarp taikos ir karo. Svarbu neatsisukti nugarą, bet tikrai suprasti tuos sudėtingus likimus, istorijas, kuriuose yra daug praradimo ir daug skausmo, bet taip pat visgi tai yra didelės stiprybės ir labai stiprios vilties istorijos.